Viešpats su jumis. Iš Šventosios Evangelijos pagal Joną. Anuo metu Jėzus kalbėjo: Aš esu gerasis ganytojas. Geras ganytojas už avis guldo gyvybę. Samdinys, neganytojas, kuriam avis nesavos. Pamatęs sėlinantį vilką, palieka avis ir pabėga, o vilkas puola jas ir išvaiko. Samdinys pabėga, nes jis samdinys, jam avis nerūpi. Aš esu gerasis ganytojas. Aš pažįstu savasias ir manosios pažįsta mane. Kaip mane pažįsta tėvas ir aš pažįstu tėvą. Už avis aš guldau savo gyvybę. Ir kitų avių dar turiu, kurios ne iš šios avidės, ir jas man reikia atvesti, jos klausys mano balso ir bus viena kaimenė, vienas ganytojas. Tėvas myli mane, nes aš guldau savo gyvybę, kad ir vėl ją pasiimčiau. Niekas neatima jos iš manęs, bet aš pats ją laisvai atiduodu. Aš turiu galę ją atiduoti ir turiu galę vėl ją pasiimti. Tokį priesaką aš esu gavęs iš savojo tėvo. Tai Viešpaties žodis. Viskas yra taip susiję. Ir reikia šiek tiek dėmesingumo ir valios pastangų, kad tą susietumą pamatyti ir suprasti. Ar šios dienos Evangelija Aš gerasis ganytojas yra tikrai geroji naujiena, priklauso nuo vieno atsakymo į klausimą. Nuo kiekvieno iš jūsų atsakymo į vieną klausimą. Ar tai geroji, ar tai blogoji naujiena, kad Viešpats Jėzus pasako: Aš gerasis ganytojas. Ir tas klausimas, kurį aš paklausiu ir jūs šiandien turit kiekvieną savo širdį atsakyti, yra: kas aš esu? Ganytojas ar avis? Kiekvienas paklauskite savęs šito klausimo: kas aš esu? Ganytojas ar avis? Ir Upytėje man reikia bendruomenė drąsesnė negu jūs. Avis, avis. Sakiau, ne. Man čia nereikia nei tikti, nei patikti. Reikia sąžiningumo su savimi. Ar tikrai mes savo gyvenime esame ganytojai ar avys? 1904 metais dvi mūsų mylimos rašytojos, Žemaitė ir Gabrielė Perkevičaitė Bitė, parašė kartu bendrą pjesę ir pavadino ją Kas kaip išmano, taip save ir gano. Ne jos sugalvojo šitą patarlę. Čia mūsų liaudės patarlė išmintis. Kas kaip išmano, taip save ir gano. Tai kai aš klausiu jūsų šiandien, kas jūs esate savo gyvenime? Ganytojai ar avys? Čia yra susijęs su šita patarle. Jeigu atsakote ganytojai, aš esu savo gyvenimo ganytojas, ganytoja, aš esu savo gyvenimo šeimininkas, šeimininkė, aš esu savo gyvenimo viešpats, tai aš save ir ganau. Kaip išmanau, taip ir ganau. Ir šiandienėme mąstyme, šiuolaikinėme mąstyme, mes esame raginami būti tokiais, būti savęs pačių ganytojais, vadovauti savo nuomonę, sekti savo širdim, turėti savo pomėgius, turėti savo, tiesą
mes šiandien esam raginami būti savęs pačių ganytojai. Bet ar tai tikrai yra tikėjimo ir tiesos kelias? Ar tikrai mes galime taip savim tikėti ir pasitikėti, kad mes jau tikrai gerai čia išmanom ir tikrai gerai ir teisingai save ganom? Mažas pavyzdukas yra iš tėvų santykių su mažamečiais vaikais. O vaikam leidžiam save ganyti taip, kaip jie nori. Mažamečiam vaikam leidžiam? A kodėl ne? Tai jeigu jie nori saldainių, nori, reiškiasi, šokolado, nori čipsų ir viso kito, ką mes jiem kišame rimtą maistą? Tai tegu ir valgo, geria Coca-Cola ištisai, žinai, valgo visus tos skanumus ir visą kitą. Jeigu vaikai nori planšetėje žiūrėti filmukus, žaisti žaidimus, kodėl mes jiem ribojam, kodėl draudžiame? Tegul žiūri televizorių, žiūri planšetę, žaidžia su telefonu, nes, taigi jie nori. Kodėl mes išdrįstame savo vaikams, už kuriuos jaučiame ir nešame atsakomybę, nustatyti, kas jiems yra gera ir kas jiems yra bloga, ir juos apriboti? Ir mokytojai neduos meluoti, yra tėvų, kurie labai skirtingai supranta, kas yra gera jų vaikams. Yra tėvų, kurie labai atsakingai savo vaikus maitina, savo vaikam kažką leidžia ar kažką draudžia. Ir yra tėvų, kurie nori šventos kabutėse ramybės, numeta telefoną ir 4 valandas vaiko nėra, o jie gali daryti, ką jie nori. Kaip soskė, kaip nenka paduoda, ir tada nereikia nešti jokios atsakomybės. Ni ką vaikas masto, ni kas jo galvoje ir jausmuose formuojasi. Vat prašau. Tai jeigu vaiko atžvilgių tėvai skirtingai supranta, kas yra gera, kas yra bloga, kas pasikeičia, kai mes tampame suaugę? Tai mes jau kaip išmanom, taip save ganom, nesgi visi puikiai žinom, kas yra tikroji tiesa, kas yra tikrasis gėris, ko reikia siekti ir ko reikia vengti. Gi mes žinom. Ir vienodai žinom. Ne. Tai jeigu ne vienodai žinom, tai tarp šitų žinančių yra klaidos galimybė. Galima neteisingai žinoti, kas yra tikrasis gėris, kas yra tikrasis blogis, kas yra tiesa, kas yra melas, kas yra laimė, kas yra nelaimė. Taip kaip vaikų atžvilgių ne visada teisingai žinome, iš kur garantijos, kad teisingai žinome savo paties atžvilgiu? Broliai seserys, aš noriu, kad mes nors kiek suabejotume savimi, nors kiek. Nes kol tai neatsitiks, mes kaip išmanom, taip save ir ganom. Ir jokiomis avimis mes nesame, ir jokių ganytojų mums nereikia. Ir kai sako, trūksta pašaukimų į kunigystę, aš klausiu, kam jų trūksta. Ar žmonėms trūksta kunigų? Ar jums trūksta kunigų? Man atrodo, kad ne. O aš pasakysiu, ko trūksta. Kunigam trūksta avių. Jie neturi ką ganyti. Jie turi ką laidoti, ką mišias aukoti kaip kažkokią magiją, bet jie neturi ką ganyti. Nes iš tiesų jie turėtų padėti žmonėms būti ganomiems viešpaties žodžio, viešpaties dvasios, jo sakramentų. Bet tol, kol žmonės gano save taip, kaip išmano, kol jie patys yra avys, o ne ganytojai, jiems ganytojų nereikia. Ir mes turim sočiai ir truputį per daug kunigų.
ir jie kartais neturi ką veikti. Tai prisigalvoja visokių balabaikių. Tai dėsto kur seminarijoje, tai švento rašto studiją sugalvoja trečiadieniais, tai važiuoja su tikėjimo šviesos bendruomenė švęsti, tai susitinka su gyvojo rožinio nariais. Visokių tokių prisigalvoja iš dyko buvimo, kad būtų žmonėms reikalingi. Tiems, kurie save gano taip, kaip išmano. O pasirodo, broliai seserys, tu aš bandysiu iki kišenės savo prieiti per savo padalkas. Aš turiu tokią citatą iš šventojo rašto, iš pranašo Jeremijo knygos išsirašęs. Čia Biblija, čia šventas raštas, čia ne Jankūnas. Ir čia yra Dievo žodis, čia Dievas sakė tada ir sako dabar, kiek tikrinau, nėra atšaukę šitų žodžių. Štai ką Jeremijo 17 skyriuje 9-10 eilutėj per pranašą Jeremiją Dievas sako apie žmogaus širdį. Taigi reikia širdį sekti. Reikia pagal savo širdį viską daryti. Reikia nuoširdžiai daryti. Širdis mums viską pasako. O štai ką Dievas, mūsų kūrėjas, širdies kūrėjas, sako apie žmogaus širdį. Širdis yra už viską vylingesnė ir nepataisomai pasiligojusi. Kas gali ją perprasti? Žmogaus širdis yra už viską vylingesnė ir nepataisomai pasiligojusi. Kas gali ją perprasti? Va kokia yra tikroji žmogaus širdies situacija. Ji yra vylinga, pilna klastos, pilna kažkokios sumaišties. Ji yra pasiligojusi. Ir Dievas tapo žmogumi, pasiliko su mumis savo bažnyčioje žodį ir sakramentuose ir šventoje dvasioje, kad galėtų tą žmogaus širdį pasiligojusią ir vilingą gydyti, taisyti ir vesti. Mes čia ateinam sekmadieniais į bažnyčią, ne šiaip savo pliusiuką užsidėti, mes ateinam todėl, kad mūsų širdis serga, todėl, kad mes iki galo pasimetam ir nebežinom, kas mūsų gyvenime yra tiesa ir kas yra melas, dėl ko reikėtų pergyventi ir dėl ko nereikėtų pergyventi. Tiek daug yra sumaišties, mes norime, kad Dievo žodis, kad jo dvasia, kad sakramentai gydytų mūsų širdį, vestų mus. Mes norime sujungti savo širdį su Dievo žodžiu, pasitikrinti, kur mes einame, dėl ko mes einame. Tai čia pirma eilutė, širdis yra už viską vylingesnė ir nepataisomai pasiligojusi, kas gali ją perprasti. Ir yra antra eilutė. Tik aš, viešpats, tyriu širdį, išbandau jausmus, kad kiekvienam atlyginčiau pagal jo kelią, pagal jo darbų vaisius. Tik aš viešpats tyriu širdį. Tik aš viešpats išbandau, kad galėčiau atlyginti kiekvienam pagal jo pasirinktą kelią. Bet Jėzus sako, aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Tai jeigu norime, kad viešpats vertintų mūsų gyvenimo kelią, tai turi būti ne mūsų gyvenimo kelias. Tai turi būti mūsų gyvenimas, kuriame mes einame keliu, kuris yra Jėzus Kristus. Sekame juo, jo žodžiu, jo pavyzdžiu, jo mokymu, jo dvasia. Ir tada viešpats galės atlyginti mums pagal mūsų darbų vaisius. Aš esu gerasis ganytojas. Aš pažįstu savasias avis ir manosios avis pažįsta mane. Ar man reikia šito ganytojo? Ar man reikia? Ir tas klausimas, kurį paklausiau, jis iš tiesų yra esminis. Savo gyvenime iki šios akimirkos, iki šios dienos.
kas aš buvau? Ganytojas, ganytoja ar avis? Nes jeigu ganytojas ir ganytoja, tai ir toliau. Kaip išmanau, taip save ir ganysiu. Ir nereikia man tų kunigų. Ir nereikia man jokių ten mokymų, ir nereikia man švento rašto ir studijų, ir nereikia man tokių pamokslų. Nereikia. Ir nereikia man išpažinties sakramento, ir nereikia man šventos komunijos, ir man nereikia sekmadienio šventų mišių, ir man nereikia kasdienės maldos, nes aš kažkaip tai va taip va, kaip aš suprantu. Kaip aš suprantu. O kaip prisipažįstu, kad tikriausiai ne viską suprantu. Ir ne viską taip, kaip reikia suprantu. Ir ne visada žinau ir galiu pasitikėti net savo širdies troškimais ir vedimu. Man reikia ganytojo. Man reikia nesamdinio. Man reikia gerojo ganytojo, kuris pažįsta mane. Ir pažįsta ne, kad mane pasmerktų, ne, kad mane nuteistų, ne, kad mane pažemintų, bet kad man padėtų pasitaisyti ir eiti keliu, už kurį viešpats galės apdovanoti laimę. Mūsų visų pasirinkimas. Kas aš savo gyvenime esu? Ganytojas ar avis? Tik aviai reikia gerojo ganytojo.